Birštono kurorte duris atvėrė naujas Eglės sanatorijos gydyklų korpusas. Vienu metu čia sveikatinimo paslaugas gaus virš 600 žmonių. Gydyklose įrengti druskų kambariai, aromaterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, treniruoklių salės, ramybės ir poilsio kambariai, spa centras, sveikatos baras ir saulės terasa. Kokio kliento laukia? Pačio įvairiausio. Pradedant studentais, tęsiant jaunomis šeimomis, vėliau jau gal su vyresniais vaikais, o paskui ir tų, kurie jau vaikus išleidžia, bet į savo sveikatą, tiek savo sveikatą rūpinasi, tiek yra linkę į ją investuoti. Klientai ras visko, ko gali prireikti sanatoriniam gydymui. Tiek mineralinės vonias, tiek povandeninio masažo vonias, tiek gydomojo purvo, tiek juodojo, tiek baltojo, kušetes, vonias, purvo maišelius, elektropurvą, įvairias kitas fizioterapinės procedūras. Ir žinoma, kas klientams labai svarbu visada, tai ras ir baseinų ir pirčių kompleksą. Didžiulio svečių susižavėjimo sulaukė įspūdingas gydyklų baseinų kompleksas. Net 600 kvadratinių metrų ploto vandens karalystėje veikia 3 skirtingi gėlo ir mineralinio vandens baseinai su povandeninėmis masažinėmis srovėmis, sūkurinėmis ir vertikaliomis voniomis. O pirčių mylėtojai galės mėgautis 8 pirtimis, garinėmis infraraudonųjų spindulių, Himalajų druskos bei įvairiomis saunomis. Šiame komplekse yra įrengtas hamamas bei ledo kambarys. Gydyklų savininkė bendrovė Namita pasinaudojusi ES struktūrinių fondų lėšomis į Eglės sanatorijos gydyklų korpusą Birštone investavo daugiau kaip 10 milijonų eurų. Sulaukta ir dalinės valstybės paramos. Visi tie objektai, kurie dabar yra nauji pastatyti, tai vyriausybės ar valstybės finansinė pagalba siekia iki 40% nuo objektų vertės. Tai kaip ir šiandien vadovas Eglės sanatorijos pasakė, jeigu valstybės paramos nebūtų, tikrai čia niekas nestatytų. Per 3 metus į Eglės sanatorijos plėtrą Birštone jau investuota daugiau kaip 25 milijonai eurų. Ir kol kas tai dar ne pabaiga. Partneriai UAB Namita kaip tik turi planą ir, kiek žinau, yra pateikę paraišką gauti Europos struktūrinių fondų lėšoms, tam, kad dar pastatyti vieną gyvenamąjį korpusą, 300 gyvenamųjų vietų. Tikrai buvau nuo pat pirmo to korpuso atidarimo ir tikrai reikia pasakyti, kad tie, kurie ryžasi investuoti, aišku, su valstybės pagalba finansinė ir laiku, reiškia, pateikė projektus ir tikrai valstybė prisidėjo prie tokio nuostabaus objekto, kaip sakyti, pastatymo. Ir aišku, aš džiaugiuosi, kad Birštonas keičiasi labai sparčiai į gerą pusę ir kad tas paslaugų spektras labai plečiasi. Ir vien, kiek aš žinau, Eglė, kada užbaigs dar ir kitą korpusą, tai čia dirbs 300 darbuotojų. Iš kur tai už tai ir šiandien merė netgi sakiau, kad jau reikia susirūpinti specialistų rengimu.